Laidoje Įkvėpti kultūros kviečiame jūs pasinerti į nuostabų kultūros ir meno pasaulį. Kiekvieną savaitę kalbėsime apie unikalius muziejus, galerijas ir kultūros objektus, kurie žavi lankytojus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Aptarsime, kaip menas ir kultūra veikia mūsų kasdienybę, skatindami asmeninį augimą ir suteikdami gilesnį supratimą apie mus supančią aplinką. Laidoje jūsų laukia įdomus pokalbiai su kultūros pasaulio atstovais, kurie dalinsis savo patirtimi, idėjomis ir įžvalgomis. Įsijunkite Įkvėpti kultūros ir pasinerkite į kelionę po pasaulio kultūros lobynus. Leiskite kultūrai jus įkvėpti. Kas yra Lietuvos etnografijos muziejus? Tikrami istorijos saugykla ar gyvas mūsų praeities atspindys? Kuo jis išsiskiria iš kitų Lietuvos muziejų, kokią žinutę neša lankytojams ir kodėl būtent čia užgavėnės kasmet sulaukia ypatingo dėmesio. Šiandien apie visą tai kalbame su žmogumi, kuris kasdien puoselėja mūsų tautos paveldą – Lietuvos etnografijos muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė. Sužinosime, kaip muziejus atskleidžia mūsų protėvių kasdienio gyvenimo palikimą, kokiais būdais pristatomos senosios tradicijos, kokią žinutę jos neša šiandienos žmogui ir kodėl per užgavėnes taip svarbu buvo sočiai pavalgyti. Tad kviečiu jūs į kelionę per laiką ir tradicijas. Pone Gita, pirmas klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, tai kaip apibūdintumėte Lietuvos etnografijos muziejų, kuo jis išsiskiria iš kitų muziejų Lietuvoje? Muziejaus, sakykime, tokia sandara prigimtinė yra šiek tiek kitokia nei visų kitų muziejų. Šito muziejų sudėtinės dalys yra kelios. Pirmoji, tai yra pats kraštovaizdis, jis jau irgi yra ekspozicija ir ta ekspozicija papildo mūsų tradicinė medinė architektūra pirmiausia, tai ir kraštovaizdis ir pastatai, jie jau sukuria tam tikrą vaizdą, kuris ir reprezentuoja, parodo, kaip vienu ar kitu laikotarpiu ta aplinka galėjo atrodyti arba atrodė. Tai yra viena dalis. Natūraliai šituose muziejuose tos erdvės gamtinės būna daugiau, kur žmonės gali ne vien tik tyrinėti istoriją, tradiciją, kasdienybę, bet jie gali tiesiog ilsėtis, sveikatintis, turėti kitokių pramogų, kurios nebūtinai susijusios tiesiogiai su muziejaus ekspozicija. Ir žinoma, kaip muziejus, tai mes turime tas parodas ir ekspozicijas jau pastatų viduje arba kitose erdvėse, pavyzdžiui, muziejaus pagrindiniuose vartuose yra parodų salė, tai ir ten vykdomos parodos ir kitose vietose. Tai vat šitie dalykai, gyvoji gamta, nepaminėjau ir mūsų gyvuliukai, retas kuris muziejus kitur gali turėti be zoologijos sodo ar gyvus gyvūnėlius, kurios tiesiog papildo. Darželiai taip pat papildo visą tą ekspoziciją. Tai čia ir yra tie muziejai po atviru dangumi, koks ir yra Lietuvos etnografijos muziejus. Mes kalbame apie kasdienybės kultūrą ir taip kaip įvairios tradicijos susijusios su žmonių gyvensena, jausena šimtmečiais formavosi. Čia norėčiau paklausti, kokia pagrindinė yra šio muziejaus misija? Pagrindinė misija dabar mėgstu pristatyti tokiu palyginimu. Žinote, visi skaityti pradedame išmokę abėcėlę. Kai išmokstame abėcėlę, juk mes nebegalvojame apie tai, kad pažįstame raides, mes tiesiog imame ir skaitome. Ir tolesnė raiška gali būti pati įvairiausia, kur mes pritaikome tą savo gebėjimą skaityti. Bet viskas prasideda nuo raidžių pažinimo. Tai mūsų muziejaus misija ir yra tokia supažindinti su mūsų tradicinės kultūros, šitos žemės, šitos vietos ištakomis arba tais jau mūsų pasąmonėje giliai esančiais kultūros atspindžiais ar tomis raidelėmis sudėtomis, kurias pažinti, kaip ir abėcėlę, reikia. Kaip tu pritaikysi tai savo kasdieniai raiškoj, kūryboje, darbe, tai jau yra tavo kūrybos dalis. Tu jau prisidedi prie tos tradicinės kultūros tolesnės raidos, vystymo, gyvybės. Apie tai šis muziejus. Apie abėcėlę. Tai mūsų tradicinės kultūros. O sakykite, kiek, dabar šiek tiek detaliau, kiek skirtingų etnografinių regionų galima pamatyti muziejaus ekspozicijose? Ir aišku, kuo jie skiriasi? Muziejus, kadangi yra šalies centrinis muziejus tokio tipo, jis
dabar jau reprezentuoja visus 5 etnografinius regionus. Paskutinysis regionas prisijungęs prie muziejaus ekspozicijos tai yra Mažosios Lietuvos. Pereitų metų vasarą mes tą ekspoziciją atvėrėme. Ją reprezentuoja viena sodyba. Labai kviečiame lankytis ir susipažinti su ta ekspozicija. Ji tikrai yra kitokia. Na ir didžiausi etnografiniai regionai tradiciškai kaip Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija ir Suvalkija. Tai tie svarbiausi, kokie yra skirtumai, jeigu kalbėti. Specialistai matytų atėję labai daug skirtumo. Jeigu ateina žmonės įprastai tyrinėti, praeina, tai jiems gal tie skirtumai nėra tokie esminiai. Architektūroje jie akivaizdžiai matomi, žemaičių trobos labai skiriasi nuo aukštaitiškų gryčių ar rūmų, bet mėgdavau svečiams iš užsienio, kad paaiškinti tuos skirtumus, nepaisant mūsų šalies dydžių mes neišsiskiriame, bet tie skirtumai yra. Tai pateikdavau tą pavyzdį apie gyvenamąjį namą, tradiciškai kaip vadinamas. Tai štai, Aukštaitijoje jis vadinamas gryčia, dar galėjo būti rūmų vadinamas, Dzūkijoje jis vadinamas pirke, Žemaitijoje troba, o Suvalkijoje vadinamas stuba. Mažojo Lietuvoje irgi dažnai taip pat. Tai štai, vien tik tai gyvenamasis namas. Nuvykęs į kitą regioną, tu net nežinodamas nelabai suprastum apie ką. Išgirsti vis kitą. Taip, yra tekstilės skirtumai, yra skirtumai, aišku, kasdienas gyvensenoj, kulinariniam paveldą irgi yra. Yra regionas, kur visą laiką pusryčiams buvo gaminami blynai, pavyzdžiui. Yra regionas, kur tik tai košės. Ir už tai tokie, o kitur dar virtiniai prisideda. Tai čia būtų galima tokių pateikti pavyzdžių. Jau nekalbu apie mūsų tarmes. Jos jau akivaizdžiai apibrėžia mūsų tuos skirtumus. O ponia Gita, kokius pagrindinius metodus naudojate pristatinėdami, skirtingų etnografinių regionų objektus? Žinoma, pirmiausia, tai yra ekspozicija, kiek sakiau, tiek išorės ekspozicija, tiek vidaus, visi tie dalykai turi atspindėti. Mūsų pastatai ir ekspozicijos atspindi tipišką gyvenimą, ne kuo nors išskirtinį, bet tipišką, kaip tame regione tam tikro socialinio sluoksnio, tam tikrų laiku žmonės gyveno. Pagrindinė mūsų ekspozicija tai yra 19 amžiaus pabaiga iki 20 amžiaus vidurio, apima tą laikotarpį. Tai šitai ir jie yra formuojama, bet yra kiti dalykai, kurie papildo. Tai ir šventės, renginiai, edukacinės programos, jos gali išsamiau ir gyviau ir labiau įtraukiančiai žmonėms papasakoti apie tą ar kitą laiką, ar vieną kitą istoriją, ar vieną kitą temą. Ir žinoma, amatai. Ar jos yra patyriminės? Taip, daugelis jų patyriminės ir dažniausiai dabar jau lankytojai tikrai nori patyriminių, ne vien tik klausyti, nebent tai būtų išskirtinis pasakojimas arba pasakotojas. Minėjote, kad tik prieš metus prisijungė Mažoji Lietuva. Taip. Kodėl tiek laiko užtruko? Mes kalbam apie tuos pastatus, kurie į muziejų atkeliavo anksčiau, bet tas nelaimingas atsitikimas 2017 metais, tai būtent to gaisro metu nukentėjo būtent Mažosios Lietuvos sodybos. Jos sodyba, pastatai stovėjo jau, tiesa nebuvo įrengti. Tai po to jų atstatymas, dėja jau originalų be abejo neturėjom, jų atstatymas užtruko ir dar reikėjo įrengti, įrengimas taip pat užtruko, kad galiausiai jau pamažu, atsižvelgiant į galimybės ir resursus, pagaliau visgi Mažoji Lietuva jau rado savo vietą muziejaus visoje ekspozicijoje. Užgavėnės muziejuje visada sulaukia labai didelio susidomėjimo. Ponia Gita, kuo šių metų šventė bus ypatinga? Ar yra kokių naujovių numatyta? Toji šventė
jau turi muziejuje labai senas tradicijas, net sunku iš tiesų apibrėžti nuo kada jį prasidėjusi, užtat tas populiarumas augęs ir išaugęs ir tos užgavėnės niekada nepamirštamos, bet tikra tiesa ir tai, kad mes stengiamės jas keisti ir atsižvelgiant į šiuolaikinį lankytoją ir norėdami, kad sujungti, kad netaptų tokia pramoga, kokią gali suorganizuoti bet kuri kaimo bendruomenė, sakysim, ar miesto bendruomenė. Visgi mes esame profesionalai ir atstovaujame jau turime tinkamai atstovauti tradicinę kultūrą ir ją pristatyti. Dėl tos priežasties esame jau keletą metų apsisprendę, kad kasmet mes ypatingai išskiriame vieną kažkurį tai užgavėnių personažą. Ir štai šiais metais išskirtinio dėmesio sulaukia persirengėlių tokia kaukė kaip ožys. Ir jam apie tą kaukę įvairiais būdais ir formomis mes ir pasakosim, ir kviesim, jeigu nenori didelės kaukės pasigaminti, kad pats galėtum jie ten pasipuošęs vaikščioti šventėje, tai galėsi galbūt origano principų išsilankstyti mažą kaukę ar mažą simbolį šių metų užgavėnių kaukės. Kiti dalykai, tokie kaip persikūnymų kambariai, fotosesijos. Atsiranda antri metai, atsiranda ir paskaita. Paskaita apie susijusi su užgavėnių tradicijomis, papročiais, kur atvyksta lektoriai, tie, kurie tyrinėja ir labai gilinasi į tą temą. Šiais metais bus proga susipažinti, kuo lietuvių morė artima Slovakų vienai kaukiai. O ji artima, ar ne? Ji yra artima ir tą visą istoriją aš tiek neišmanau, kad galėčiau pristatyti šiuo metu, man pačiai smalsu. Ir jeigu tik bus proga, pati klausysiu tos paskaitos, štai pasiklausyti, kad tikrai yra daug bendro ir su kitais kraštais ir kitomis šalimis. Ir norisi ir ristinės atsirandančios, gali risti su kaukė, gali be kaukės. Tie svarbiausi tokie šventės nepapuošimai, bet daugiau akcentai, kurie žmonių minioje išsiskirtų. Šiais metais irgi bus naujienų ir dabar nepasakosiu, bet manau, kad nustebins ir tikrai neliks nepastebėti. Lietuvos etnografijos muziejus ne tik saugo mūsų kultūrinį paveldą, bet ir puoselėja tvarumo idėjas. Šventėse naudojate perdirbamas medžiagas, kuriate dekoracijas iš jau turimų išteklių ir panašiai. Bet taip ir būdavo, visados reikia galvoti apie esmę. Žmonės, kurdami kaukės anksčiau, naudojo tai, kas turėjo jau tą antrinį, gal tretinį ir kelintinį panaudojimą, kur iš tiesų galėjo panaudoti ir dar pritaikyti ir viską naudojo taupiai, nes ar ten odos gabalėlį, ar kailio gabalėlį, ar ten audinio, ar ten droždavo tas ličynas ir jau ir iš medžio. Bet tą principą mes ir perkeliame. Ir mūsų morė yra tvari ir dažniausiai tas audinius, ką panaudojame, tai irgi būna antrinio panaudojimo. Mes tikrai neperkame audinių specialiai tam, kad naudotume toms kaukėms. Arba tai būna skirta daugkartiniam naudojimui, tai ką kuriame, konstrukcijas, kad jos jau tarnautų ne vienerius metus atnaujimus. Tai Lietuvos etnografijos muziejus tikrai neša ir labai tokią tvarę žinutę, ar ne, kad tiesiog užtenka paieškoti stalčiuose, ko turim ir pasigaminti kaukes ir keliauti į šventę. Pone Gita, paminėjote, kad iš tiesų naujovių bus, o priminkite mūsų klausytojams, kokie patiekalai ir maisto tradicijos užgavėnių metu atgyja Lietuvos etnografijos muziejui. Mes labiausiai tai pristatom šiupinį, blynus tai visi žino. O šiupinys tai riebus patiekalas, būtinai su mėsa. Jis yra būdingas ir ypač būdingas iš kelių rūšių javų. Jis būdingas Žemaitijos regionui, kur beje, daugelis irgi žino, kad užgavėnės Žemaitijoje iki šiol trankiai švenčiamas. Kiti, ko gero, labiau jau atsilieka, tai mes irgi norim akcentuoti būtent tokį patiekalą ir galima paragauti ir kviečiame, jeigu kas maitinimą organizuoja papildomai, kviečiam
pagelbėti, pamaitinti lankytojus, tai irgi kviečiame, kad pasirinktų tokį meniu, kad tikrai jau būtų bent tuo mes būtume dar artimesni tai senai tradicijai. Sakyčiau, šiupinys pagrindinė. O priminkite, prašau, kodėl reikia sočiai privalgyti per užgavėnes? Ateina sausas metas. Gavėnė. Ir užgavėnės švęsdavo, kartais sako, kaip jūs čia šeštadienį, nes paprastai juk Pelenų diena tai yra antradienis, taip. Ir kaip čia, ir švęsdavo beveik savaitę tos užgavėnės, persirengėliai vaikščiodavo, nes jau visi žinodavo, kas gresia. Mūsų šiuolaikiniam žmogui gal ne tiek aktualu, bet įsivaizduokite, jeigu artėja laikas 40 dienų, kur tu iš tiesų gauni labai tokį nesausą pasniką, bet labai griežtą, be pieno produktų, jau nekalbu apie mėsos patiekalus. Ir tų patiekalų kitokių buvo labai įvairių ir žmonės turėjo ką valgyti. Ir toks pasnikas griežtas. Dainų paprastai jokių, jaunimui šokių jokių, bet užtat žaidimai tuomet gali būti žaidžiami įvairūs. Žmonės norėjo vakaroti ir bendrauti, tai kitokias formas reikėjo rinktis. Tai va čia 40 dienų ateina, įsivaizduoti reikia. Ir tada jau nori gerai pasiruošti. Atsivalgyti, kol dar yra galbūt likusios ten apie Kalėdas, kai būdavo paršeliai užkutenami. Ir jeigu dar liktavo po riebaus, tai visi stengdavosi gerai prisivalgyti, kad turėtų kuo daugiau atsargų. Kad turėtų atsargų ir kad to skonio pakaktų per 40 visoms 40 dienų iki Velykų. Kaip galvojate, kokia svarbiausia užgavėnių žinutė yra šiuolaikiniam žmogui? Visados tai yra tam tikro pasikeitimo, persikeitimo. Čia visą laiką sakydavo žiemos išvarimo, bet platesnis yra simbolis. Ką tai reiškia žiema? Tai yra tam tikras sąstingis, tam tikras apmirimas, gal net ir mirtis. Ir tos tamsa susijusi su tuo, daugybė šaltis, tamsa. Įsivaizduoti reikia tų laikų žmogų. Mes dabar galbūt šviesos, tų šaltinių turim daugiau, namuose šviesu ir jauku, bet vis tiek visi prisimename, sakysim, tą laikotarpį prieš kalėdinį, kai iš tiesų tamsu ir labai netgi ir mums. Tai suvokti reikia, kad ateina laikas, tas perversmas siejama, kad tie persirengėliai vaikščiodavo, tai ir žymėjo metų pradžią, kuri nebūtinai ten sausio 1 buvo, ir nebuvo. Ir štai ateina tokio perversmo, kai jau pasakom, kad ne, jau reikia ruoštis ir kuo greičiau prisikviesti šviesą. Nori, kad būtų daugiau šviesos, reikia, kad ir ta vieta, kas yra tamsu, tas irgi turėtų kažkaip apmirti. Ir užtat visi tie simboliai, vieni skatina atgimimą, vaisingumą ir visas gyvybinės energijas, kiti galbūt skatina kaip tik atsisakyti tam tikrų savo būdo savybių. Per užgavėnes dažnai vaikščiodami persirengėliai užėję galėdavo pasišaipyti iš tavo tam tikrų galbūt netobulumų ir tu neturėjai teisės pykti. Kaip įdomu. Tai čia persirengėliai pasakė, ne kaimynas ir net nežinai kuris. Ir dėl to visokiausių būdų, kaip vieni kitus pamokydavo arba tokią formą galėjo pasakyti. Tai štai tu tiesiog atsisakai ir vėl pasisuki į Saulę, nes ir Saulė pasisuka. O tai gal galėtų būti, ponia Gita, tam tikras net ir, ką jūs kalbat, išsivalymas. Aš užsidedu kaukę, ar ne? Pasakau tai, kas mane slegia, galbūt kažką aš nešioju ant širdies, nuėjęs pas tą kaimyną ar draugą, ar ne, ir tai toks saugus variantas ir tarsi pasiruošiu tai šviesai, pasiruošiu tam pavasariui ir įvyksta tas vidinis perversmas. Įsivaizduokim bendruomenę, kuri gyveno ganėtinai uždarai ir jie vieni kitus pažinojo ir jų santykis buvo tikrai labai glaudus, nes tai buvo labai svarbu, tai buvo dalinai ir išgyvenimo netgi klausimas. Ir norėdami paįvairinti tiesiog savo gyvenimą ir prasmės daugiau, pasiremdami iš
tomis ištakomis, kur iš kartos į kartą perduodami buvo dalykai, juos naudojo ir naudojo ir didaktiniais tikslais. Ir tos prasmės daugiau suteikdavo, ir įvairios prasmės suteikdavo, bet vienas iš tų aspektų galėjo būti, kad kiekvienas turi pasiruošti ir jeigu jau dega morė, tai tu mintimis ten gali sudėti visus savo tamsumus, juodumus ir apskritai, kas manai ar tavo gyvenime, ar pasaulyje dedasi. Na ir taip tame pavidale, su to pavidalo, morės pavidalo sudeginimu, tarsi tą visą blogį, tą sąstingį žiemą, kaip mes ten pavadintume, kokiais tik tai vardais, viską sudeginam ir atpalaiduojam vietą kūrybai, klestėjimui, gyvybei, augimui ir judėjimui. Dabar truputėlį apie jūs, ne apie Lietuvos etnografijos muziejų. Ponia Gita, ką jums reiškia šis darbas ir kas jūs jame įkvepia? Aš matau muziejų apskritai kaip instituciją ir ypač šį muziejus turinti daug neišnaudotų galimybių, ką gali ir šiuolaikiniam žmogui papasakoti, ką gali duoti, kaip galima pakviesti žmogų į muziejų ir tą pamažu vystyti. Tai darbas yra nepaprastai įdomus ir kūrybiškas, nekalbant apie administracinę tą pusę, bet kalbant apie komandą ir apie tai, ką būtų galima papasakoti. Aš manau, kad tai yra aktualu. Aš manau, kad šis muziejus, kaip ir kiti muziejai, yra svarbu šiuolaikiniam žmogui. Ir pažiūrėkime dėl geopolitinės situacijos. Žmonės atsigręžia, jie ieško pastovumo, o pastovumo visados gali rasti praeityje, jeigu tu tyrinėji žmonės, kaip jie gyveno, kaip jie ištvėrė tai, ką mes žinom, ką jiems jau teko patirti. Ir vis tiek liko gyventi, ir sprendė, ir tvarkė savo gyvenimus. Ir tada pasižiūri, kas buvo tie šaltiniai ir matai, kad tie pastovūs dalykai, jie yra patys svarbiausi, kad ištakos tavo ir kas tu toks esi, tu gali gyventi pasaulyje bet kur, bet ateina momentas, kai tu pamatai, kad tai yra labai svarbu ir man tenka stebėti, bendraujant su mūsų emigravusiais lietuviais, kurie sako, kad kol gyvenom Lietuvoje, mes nei į vieną muziejų niekad neįtakom. O štai dabar grįžtame atostogų ir būtinai kasmet lankomės muziejuje. Nesupratom, kaip tai yra svarbu. Mums padeda suvokti, kad mes esame lietuviai, kad mes turime seną kultūrą, kaip ir kitos tautos, ir tai yra mūsų stiprybės šaltinis. Mane įkvepia idėja ir Karlas Gustavas Jungas, žymus psichoanalitikas. Jis sakė, norint, kad žmogus jaustų savo savivertę ir jaustų savo tapatumą, jis pirmiausia turi tyrinėti savo tos kultūrinės erdvės, iš kurios tu esi kilęs, kurioje tu esi gimęs, tradicijas. Tai yra tavo pagrindas. Toliau, ką tu darysi, tai vėl grįžtam prie to, tai yra abėcėlė. Tu ją išmokti, tiesiog turi. O paskui jau tavo laisva valia, kaip tu kursi, kur tu kursi ir ką tu gyvenime veiksi. Tai apie tai kalbant, matot, vėl sugrįžau prie to paties. Tai man įdomiausia yra, nes manau, kad tai yra svarbu ir svarbu pažinti kiekvienam. Anksčiau ir vėliau žmogus vis tiek atsisuka į savo šaknis. Taip, tai kažkoks atspirties mūsų taškas, tradicija. Žiūrėkit, apie 40 metus žmogus paprastai, jeigu nesidomėjo, jis pradeda domėtis apie savo šeimos istoriją. Na ir paskui eina, žiūrėk, labiau parūpsta ir galbūt šalies istoriją ar bendruomenės istoriją ir labiau pažinti, kas darosi, kas joje vyksta. Mūsų tie ryšiai yra sutrūkinėję, bet jeigu gyveno žmonės nuolatos ganėtinai uždaroj bendruomeniai, tai ta tradicija ir tie pasakojimai ėjo iš kartos į kartą ir ten visi žinojo istorijas iki kažkelintos kartos, kas ten buvo įvykę. Ir ta istorija tave stiprino, nes tu jau buvai supažindintas su įvairiausiom patirtim. Ir tu tiesiog žinojai, kad taip, aš galiu atsiremti, aš galiu pasinaudoti tą patirtimį. Tai ir yra tapatumo dalis, jeigu kalbėti labai pragmatiškai. Tai yra stiprybės šaltinis.
Ir to negalima atmesti ar paneigti. Nereikia sakyti, kad labai suprimityvintai žiūrėti į tradicinę kultūrą. Kultūra kinta, mes ją kūrėme, bet pažinti, kas prieš mus yra jau sukurta, irgi verta. Dar labai trumpai prabėkime per tuos dalykus, kaip keitėsi Lietuvos etnografijos muziejus jums dirbant. Jau muziejuje aš dirbu apskritai daug metų. Daug metų, kad gal... Kiek esi daug? Daug, tai jau 40 metų. Ir jeigu kalbėti nuo to, kaip jis pasikeitė, kai nuo pirmų mano darbo metų muziejuje iki dabar, jis iš tiesų labai pasikeitė. Labai ir esmingai daugelis dalykų, nors tarsi pastatai tie patys, jų pildėsi, bet pasakojimai keitėsi, tuos, kuriuos mūsų kolegos kuria, ką mes norime pristatyti, keičiasi formos, kaip mes pasakojam, ieškome naujų formų, kaip mes galėtume pritraukti, patraukti ir paprašyti lankytojus dar kartą ateiti ir pasižiūrėti į mūsų muziejų. Tai todėl atsiranda tokios šventės kaip Paslapčių miškas šiais metais arba per Jonines rasas garsovaizdžiai, modernios elektroninės muzikos intarpai, tradicinį renginį ir daugybė kitų dalykų. Pasipildė tokiom didžiuliam ekspozicijom kaip etnografinis miestelis, miestelio aikštė su veikiančiomis įvairiomis ekspozicijomis, vadinamomis ir interaktyviomis. Atsirado Aristavėlės dvaro rūmai per tą laiką ir jie dabar irgi veikia ir programos siūlomos yra ir ta istorija tik tai vis plečiasi ir gilėja. Muziejus tarsi savaime jis yra labai konservatyvus, yra apspręsta, kas muziejui priklauso atlikti, kokios užduotis mums duodamos, bet žmonės, tie, kurie dirba muziejuje, kurie ateina ir keičiasi, ir kartos keičiasi, jie ir keičia muziejų. Aš jį žiūriu kaip į labai gyvą organizmą, nes jeigu tik tai žiūrėti, kad čia viskas taip, kaip jau atėjo, taip ir paliksim, tai ne. Mes kuriam, nes ir žmonės keičiasi, su kuriais bendraujam, kuriuos kviečiame atvykti. Viskas keičiasi, muziejus taip pat turi keistis. Tai fiziškai jis pasikeitęs yra, o turiniu juo labiau. Nusprendus apsilankyti Užgavėnėse Lietuvos etnografijos muziejuje, ponia Gita, ką reikėtų žinoti, kaip ir kur galima įsigyti bilietus ir panašiai? Užgavėnės kovo 1 ir labai kviečiame įsigyti bilietą elektroninį, kad bet trukdžių galėtumėt iš karto patekti į renginį, nereikėtų laukti eilėse galbūt prie kasų. Jeigu kas nesuskupsite įsigyti elektroninio bilieto, be abejo galėsite kasose juos įsigyti ir atsiskaitimas ir tiek kortelėmis, tiek ir grynaisiais pinigais bus visiškai tinkamas. Pasirūpinome jūsų patogumui, kad būtų galima į renginį atvykti ir traukiniu, atvykstant tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno, iki Pravieniškių stotelės. Iš ten iki renginio vietos jūs būsite pavėžėti, iki muziejaus autobusu. Tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno traukiniu bus galima 2 maršrutais atvykti, prie kurių bus priderintas pavėžėjimas. Ir tokiu lengvesniu būdu pasiekti renginio vietą, kad nereikėtų geroką kelią eiti iki pat muziejus. Manau, atvykimas turėtų tikrai būti gan populiarus, nes per Užgavėnes matyti, kad driekėsi didžiulės automobilių eilės, o žmonės ieško iš tiesų, kur pastatyti automobilį. Ko palinkėtumėte artėjančio pavasario progą mūsų klausytojams? Žinoma, lankytis muziejuje, nes muziejus visais metų laikais jis yra vis kitoks. Ir kviečiame lankytis nuolatos, o kas norite labai dažnai lankytis, įsigykite abonementinį bilietą. Ir tikrai už labai gerą kainą galėsite jame lankytis tikrai daugelį kartų. Kviečiame, laukiame. Šiandienos pokalbis nuvedė į praeities tradicijas, gyvą paveldą ir užgavėnių šėlsmą, kuris net ir šiandien primena, gyvenimas turi būti spalvingas, sotus ir kupinas juoko. Lietuvos etnografijos muziejus tai ne tik istorijos saugykla, bet ir vieta, kur praeitis virsta dabartimi.
Ačiū mūsų viešniai muziejaus direktoriai Gitai Šapranauskaitei už įkvepiančias mintis, o jums, mėly klausytojai, linkiu per užgavėnes, kaip reikiant pasisotinti, pasijuokti ir išvaryti žiemą, ne tik iš kiemo, bet ir iš savo minčių. Iki kitų susitikimų. Laidoje Įkvėpti kultūros kviečiame jūs pasinerti į nuostabų kultūros ir meno pasaulį. Kiekvieną savaitę kalbėsime apie unikalius muziejus, galerijas ir kultūros objektus, kurie žavi lankytojus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Aptarsime, kaip menas ir kultūra veikia mūsų kasdienybę, skatindami asmeninį augimą ir suteikdami gilesnį supratimą apie mūsų supančią aplinką. Laidoje jūsų laukia įdomus pokalbiai su kultūros pasaulio atstovais, kurie dalinsi savo patirtimi, idėjomis ir įžvalgomis. Įsijunkite Įkvėpti kultūros ir pasinerkite į kelionę po pasaulio kultūros lobynus. Leiskite kultūrai jus įkvėpti.